Tai laida Užeikite, kas laukiate, kartu su manim vaikų chirurgu Benediktu Jonuška ir šiandien labai džiaugiuosi, kad laidoje pagaliau galiu matyti chirurgą Gintą Pošiūną. Labas, Gintai. Sveiki. Tiek daug kviečiau ir pagaliau pavyko prisikviesti laidą ir šiandien laidoje ir kalbėsim apie tuos du arkliukus, apie ką dažniausiai ir kalbam susitikę. Tai arba apie odos darinius ir hemangiomas, arba apie tą lazerinę mediciną, kas yra jūsų kasdienybė. Tai pradėsim tikriausiai nuo hemangiomų, tai jeigu vaikas gimė su raudona dėme, ką daryti? Pradžioje tai nieko nedaryti. Vaikas, kada gimsta, jis turi daug dėmių. Būna hipoksiškas, kol normaliai pradeda kvėpuoti, kol dar būna visokių melsvumų, tik po kelių parų išryškėja, jeigu kažkas, tada į tai reikėtų atkreipti dėmesį. Ir ypatingai jeigu tai yra veidas, jeigu tai yra kažkokios kitos kosmetiškai ar funkciškai svarbios zonos, tai geriau artimiausių metų pasitarti su vaikų chirurgu ar kitų specialistų. Laidoje įvairiausių mitų aš randu ir bandom juos arba patvirtinti, arba ir paneigti. Tai teko matyti tokį pasakymą, kad hemangioma tai tiesiog raudonas apgamas. Tai kas iš tiesų yra ta hemangioma? Tai ne apgamas. Taip jisai raudonas, bet jisai neapgamas. Taip jis traktuojamas kaip navikas, gerybinis navikas, tačiau, kaip sako, kraujagyslinis navikas, tai ne visai taip. Čia toks istorinis pavadinimas, iš tikrųjų tai yra kamieninių ląstelių navikas pati pradžia. Dėl ko kamieninės ląstelės, dėl kažkokių neaiškių priežasčių pakenkia kapiliarus, jie pradeda nekontroliuojamai viešėti. Man yra tekę girdėti ir mano baba yra sakiusi, kad nešiom moterim negalima žiūrėti į gaisrą arba į tekančią ugnį dėl to, kad vaikas gims su raudonom dėmėm. Tai žinot, aš irgi tai girdėjau iš taip pat iš savo senelių. Negaliu nei patvirtinti, nei paneigti. Anksčiau tai sukeldavo juoką, gal ir dabar daug kam sukelia šypseną. Mes čia daugiau kalbam apie šiek tiek kitą patologiją, nuo ko pradėjom, mes kalbam apie portveino spalvos arba vyninę dėmę tautoje vadinamą, lyg pamatė gaisrą, lyg prisidengė delnų veidą ir tada vaikas gimė su ta dėme. Taip, iš tikrųjų būdavo kaip ir keista ir juokinga, ypač mokantis medicinos tą girdėti, bet kas gali paneigti, kad moteris patyrė stresą? Ir kaip mes visi žinom, stresas yra viena iš apsigimimų priežasčių. Grįžtant dar prie hemangiomų, tuomet, kodėl jos visgi atsiranda? Tai paminėjot stresą, gal dar yra kažkokių faktorių, kas tai lemia? Benediktai, aš labai norėčiau žinoti. Aš tikrai labai norėčiau žinoti ir išsipildytų mano svajonė daugelio metų, kiekvieną rytą duše galvoju, kaip čia nedirbti. Ir pakankamai komfortiškai gyventi, tai tikriausiai tada išsipildytų mano svajonė, iš tikrųjų niekas nežino. Kas yra svarbu, į ką reikia atkreipti dėmesį, stebint tą raudoną dėmę ar hemangiomą, ar tai dydis, ar vieta, vaiko amžius, kokie yra tie svarbiausi aspektai, nes žinau, kad laidą žiūri ir kiti medikai, tai galbūt tai ir jiems padės susigaudyti tarp tų raudonų apgamų. Na, hemangioma iš tikrųjų yra tik tai viena iš patologijos plataus katalogo, sakykime taip, plataus spektro, tik dažniausiai pasitaikantis įgimtas darinys. Dėmesį atkreipti, dažniausiai dėmesį atkreipia, jeigu tai jau matoma iš karto po gimimo, tai neonatologas, priimantis, akušeris ginekologas. Tai galbūt tėvam reikėtų patarti, kad pasitarti su šeimos gydytoju artimiausiu metu ar su kitu specialistu. Ir labai svarbu atkreipti dėmesį, kur tai yra. Jeigu tai yra hemangioma, tai hemangioma ant kojos, hemangioma ant pilvo odoj ar nugaros odoj, kad jinai ir didesnė, turi ženkliai mažesnę klinikinę reikšmę. Jeigu tai yra veidas, lyties organai, pirštai, mergaičių krūtelės, sauskelninė zona, padai, tai yra tos vietos, kur reikėtų atkreipti dėmesį greičiau ir atidžiau. Kada reiktų kreiptis būtent į specialistą ar į vaikų chirurgą, kai mes matom tas hemangiomas? Koks yra tas optimalus amžius ar kokia yra ta riba, kai reiktų jau pagalvoti ir atkeliauti? Pats sparčiausias augimas hemangiomų, augimo pikas yra nuo 2 mėnesio 2 pusės iki 4 pabaigos. Nors jeigu
skaityti literatūrą, hemangioma auga metus laiko. Iš tikrųjų, sustoja didžiai daliai augti ženkliai anksčiau. Jeigu hemangioma pradeda didėti, akivaizdžiai didėti, tada jau reikia pasitarti su vaikų chirurgu geriausiai. Pas mus Lietuvoje šitą kuruoja kaip ir vaikų chirurgai. Kitur pasaulyje tai priklauso terapinių sričių gydytojams, daugiau dermatologams. Pas mus šalyje yra taip, kad taip istoriškai susiklostė. Ir aišku, dėl lokalizacijos. Jeigu kad ir maža hemangioma, kad atrodytų nereikšminga. Bet veide, nosis, lūpa, vokas, ausis, liežuvis, lyties organai, pirštukai, tai aš tai siūlyčiau kreiptis nedelsiant. Dalis gydytojų, tikiu, dar mano, kad hemangioma vis tiek pati praeis, tai dėl to tik stebim ir nieko nedarom. Iš dalies tiesa, daugiau kaip 70% hemangiomų gydyti visai nereikia. Ir nuo metų amžiaus jūs pradeda nykti pačios. Bet kitą kartą nereikia būti ir mediku. Galima tik tiesiog pažiūrėti šitą blaivę galvą, ar ne? Kad kumščio dydžio hemangioma tai turbūt niekada ir neišnyks visiškai. Tai, kaip minėjau, vieta ir dydis turi didelę reikšmę. Tas augimo agresyvumas, sakykime, kaip greitai ta hemangioma auga. Šiaip, jeigu yra nereikšmingoj, sakykime, kosmetiškai ir funkciškai vietoj, tai iki 1,5 centimetro pločio hemangiomos, aplamai turbūt neverta jų gydyti. Nes tokios hemangiomos gali išnykti pilnai be pėdsakų, gali išnykti pakankamai, greitai mūsų gydytojų nuomonė po 3-4 metų, o tėvų nuomonė, aišku, tai yra labai ilgas laikotarpis, nes tai yra jų kūdikis. Tai didesnės hemangiomos, kad jos ir yra ten ar pilvo, ar nugaros odoje, vis dėlto reikėtų pasitarti su specialistu, ar reikėtų jas gydyti ar ne. O koks yra pagrindinis gydymas hemangiomų ir ką skiria dažniausiai arba kokie variantai yra gydymo, nes yra tekę matyti, kad hemangiomos dažniausiai operuojamos? Kai yra nemažai gydymo metodų, reiškia, nėra nei vieno idealaus, kad tai būtų visiškai kažkoks tai, kaip vadina, aukso standartas gydymo, ar ne? Tai chirurgija iš tikrųjų egzistuoja hemangiomų gydyme, ji anksčiau, sakykime, prieš 25-30 metų tai buvo bene pagrindinis gydymo metodas. Dabar dėja ne. Kaip klasikinė chirurgija dažniausiai yra taikoma tik tai liekamųjų reiškinių, deformacijų šalinime, kaip plastinė chirurgija, arba kai nėra kitos išeities. Kai yra upėjimas ar masyvesnis kraujavimas, kuris gali būti reikšmingas vaiko sveikatai ar kažkokios kitos priežastys. Šiaip tai yra turbūt dabar rečiausiai taikomas gydymo metodas. Krioterapija, kuri istoriškai buvo taikoma labai plačiai, ji gali būti taikoma tik tai labai smulkiom, ten žirnio dydžio dėmelėm. Lazerinė medicina kaip po tokia yra labai plačiai taikoma, bet vėlgi jinai turi savo ribas. Sakykime, pati technika riboja mūsų, fizika, ar ne? Gilios, labai plačios, labai gilios hemangiomos nepasiduoda, nes yra per vėlu, vis tiek lazerio darbinis spindulys, jo prasiskverbimas į audinius yra ribotas. Taip? Kaip sako, tam tikrais metodais iki 1,5 centimetro, bet šiaip dažniausiai tai yra 7-8 mm. Taip, jeigu hemangioma yra storesnė, nėra jokios prasmės, todėl kad nepasiekiamos maitinančios kraujagyslės ir procedūra yra neveiksminga.
Kitasgi metodas, kuris dabar labai plačiai paplitęs, kai kuriuose šalyse tai pagrindinis gydymo metodas, tai yra gydymas medikamentinis, tai yra gydymas vaistais, sisteminė terapija, propranololiu, tai yra beta blokeriu. Jis yra labai veiksmingas, bet reikia nepamiršti kito momento, kad tai vis dėlto širdį ir kraujagyslės veikiantis preparatas ir kad tai veikia visą vaiko organizmą. Tuo metu, kai lazerinis gydymas veikia tik pačią hemangiomą, ir net jeigu nervas eina prie hemangiomą, jis yra nepakenktas, nes jisai net turi riebalinį apvalkalą ir neabsorbuoja lazerių spindulių. Tai jeigu tai pradedama anksti, užtenka lazerinio gydymo, jeigu tai pavėluotai, tai arba hemangiomos ir labai agresyviai augančios, arba tokiose vietose, kur galbūt su lazerinė technika mes ir negalim pasiekti. Tuomet taikoma sisteminė terapija. Kartais tas gydymas medikamentinis, kuris kai kuriuose šalyse tapo pagrindiniu, yra kaip ir perteklinis. Dėl to, kad mažų hemangiomų tikrai jo gydyti neverta, bet yra apibrėžta ir Europos vaistų kontrolės tarnybos, nuo kada ir galima gydyti sisteminę terapiją propranololio ir kas tai turėtų daryti. O kada skiriat propranololio tepalą? Čia tepalas, kartais žmonės galvoja, kad tepalų galima išgydyti, bet ne, tepalas yra naudojamas trim atvejais. Pirmas tai yra, jeigu hemangioma visiškai plokščia, tai praktiškai tik tai pirmą ten ar dalinai antrą gyvenimo mėnesį, kada tepalas gali prasisunkti į audinius. Tas pats propranololio tepalas tik tai jos odos forma. Tada nereikia sisteminės terapijos ir jisai labai dažnai suveikia pakankamai gerai. Arba jeigu hemangioma beveik išnyko, liko kažkokie likučiai, kurie turi įtaką ne tiek medicininė prasme, kiek psichosocialinė, estetinė prasme, tai o pats vaikas dar nėra motyvuotas gydytis kitais metodais, tai tepalas irgi padeda greičiau tai hemangiomai nykti, nes jinai jau suplokštėjusi, likę tik likučiai. Trečias, kada gydoma Nd:YAG lazeriu per atšaldytą safyro stiklą ir lazeris neveikia hemangiomos paviršiaus, tuo metu veikdamas gilesnius audinių sluoksnius. Tai papildomas paskirimas to tepalo, jisai greičiau padeda šviesėti paviršiui, bet tai turi daugiau tėvams psichologinę tokią reikšmę. Iš tikrųjų ir taip, sunaikinus, pakenkus auglio kraujotakais ir taip pradeda šviesėti tik tai vėliau. Na, toks kaip ir dvigubas efektas. Na, o pats efektyviausias, ar ne, tai taikant sisteminę terapiją ir lazerinį gydymą kartu, nes tai veikia skirtingus auglio komponentus. Ar pritarsit man, kad visgi tas tepalas yra skiriamas ir tuomet, kai tiesiog nori tėvai padaryti viską? Kad kažką daryti, padėti, nors nebūtinai jisai padės, nebūtinai pagal indikacijas, bet visgi, kadangi neturi tiek daug šalutinio poveikio, bent jau kažką dėl tos hemangiomos daro, nes nyksta gana ilgai, kaip sakėt. Na taip, nesu pastebėjęs šalutinio poveikio propranololio tepalo, bet tai labai motyvuoja pačius tėvus, nes tą daro jie patys namuose. Ir jie daro viską, kad jų vaikui būtų gerai. Tas turi tokią psichologinę reikšmę, jeigu mes matom, kad hemangioma tikrai neauga, gydyti jos tikrai nereikia, bet tėvam atrodo, kad daryti tai kažką reikia. Dažniau netgi ne tėvam, o seneliam. Tai tada tas tepalas jis šiek tiek suskatina tą spontaninės regresijos nykimo procesą, tas akivaizdžiau gerėja ir tai duoda tokį psichologinį komfortą, kiek ta klinikinės reikšmės, kiek tas turi, tai turbūt nelabai. Koks būtų tas idealiausias, optimaliausias amžius, kada apsidžiaugiat, kai atkeliauja su tokio amžiaus pacientu pas jūs tėvai, būtent kalbant apie infantilinės hemangiomas? 2-3 mėnesį. Jeigu hemangioma nėra kažkokia išskirtinė ar neagresyviai auganti, tai apie 2-3 mėnesį, kada jinai pradeda didėti, tada yra lengviau stebėti, nes mes galim fotografuoti, turėti atskaitos tašką.
stebėti ten 3-4 savaitės ir jeigu matom akivaizdų augimą gydyti. Na, jeigu atvykstama vėliau, jau su deformacijom, tada tas gydymas yra ilgas ir paprastai tos deformacijos taip greit neišnyksta arba neišnyksta visai. Tikriausiai sutiksit, kad daug paprasčiau yra užkirsti kelią augimui, negu po to tvarkytis jau su išaugusia hemangioma. Na, žinot, kai kuriuose šalyse susidūriau su tokiu įdomiu požiūriu, leiskim išaugti, kiek Dievas davė, o tada darom visas plastinės operacijas. Tai gal daugiau paremta kažkokiu komerciniu pagrindu, aš tikrai nežinau, bet aš esu vokiečių mokinys, tai ten vyrauja tokia nuomonė, kad tiesiog neleiskim išaugti ir tada neturėsim problemos. Nei vaikas, nei tėvai, nei gydytojai. Apie hemangiomas užbaigiant 2 variantus turiu ir norėčiau, kad kiekvieną pakomentuotumėt. Tai vienas variantas yra, kad negydom hemangiomos ir jinai po truputį nyksta savaime. Tai kiek užtrunka tas nykimas? Koks tas atskaitos taškas, nežinau, kvadratinis centimetras, kiek laiko gali nykti? Na, žinot, literatūra rašo įvairiai, bet tokia statistika, jinai, kritikuotina yra, todėl kad dar labai priklauso nuo regiono, nuo vietos, kur yra ta hemangioma. Kaip žinom, galva, kaklas, veidas, labai gerai vaskuliarizuoti audiniai, greičiau auga, lėčiau nyksta. Ir ta pati hemangioma, sakykime, kaktoje, kaktos odos pavadyje ir šlaunies, jų nykimo laikas labai skirtingas. Taip, statistiškai sako centimetras 3-4 metai. Tai mes taip orientuojamės, jeigu ant nugaros centimetras centimetro ten skersmens hemangioma sunyks per 3-4 metus, jeigu šiuo metu neauga, tai ir neverta tenai kištis nagų. Bet tą patį centimetrą, jeigu uždedam ant nosies galo, mes visai turim kitą istoriją. O jeigu kitas variantas, kad nieko nedarom ir ne viskas įvyksta taip, kaip planavom, hemangioma komplikuojasi. Kokie gali būti komplikacijų variantai ir kiek dažnai tai įvyksta? Taip labai priklauso ir nuo vietos, kur jinai yra. Pažastys, sauskelninė zona, kaklas labai dažnai išopėja. Kas tada įvyksta? Hemangioma pati savaime jinai yra neskausminga, ją galima spausti, liesti, bet kai atsiranda opa, hemangioma skauda. Toliau, jeigu mes susižeidžiam, iš žaizdos kraštų žaizda gyja. O čia mes turim naviką, čia nėra sveikos odos aplinkui. Ir tada tas gyjimas gali tęstis mėnesiais. Tai skausmas, tai galima infekcija. Tai čia viena iš tokių savaiminio komplikacijų. Kitagi komplikacija, aišku, nebekontroliuojamas augimas ir mes nespėjom. Ir tada labai graudu, nes kartais tos deformacijos yra nebeištaisomos. O tam tikrais atvejais ir labai žalingos sveikatai, jeigu mes turim hemangiomą ant voko, blokuojantį vaiko regėjimą. Tai jeigu tai ilgai užtruks, ta hemangioma ilgai bus, vystosi žvairumas, astigmatizmas ir išnykus tai hemangiomai galų gale, ar nepilnai išnykus, vienas dalykas reikia koreguoti voko formą chirurgiškai, kitas dalykas koreguoti žvairumą, ir aišku, akiniai nuo astigmatizmo. Jeigu mes turim ausies landoj, kuri blokuoja ausies landą, galimas kurtumas tą ausimi. Nes jeigu ilgą laiką oras nepraeina, mūsų smegenys taip jau supranta, kad nėra signalo ir kai hemangioma išnyksta, to signalo jau ir nebėra. Tai puikiai žinutė tiek tėvams, tiek ir mūsų kolegoms, kad 2-3 mėnuo yra tada, kada būtų gerai parodyti vaikų chirurgui, jeigu matom vaiką su hemangioma, kad įvertint, kad būtent nesulauk šitų komplikacijų, ką Gintai ką tik ir papasakojot. Ir užbaigiant apie hemangiomas, keliausim jau toj prie lazerinės medicinos, bet matot jūs tų hemangiomų daug. Galbūt vieną ar keletą sėkmės istorijų, kur džiaugiatės ir kur esat patenkintas, kad taip pavyko ir tokį rezultatą gavot. Na, žinot, šios savaitės, tiksliau, procedūra tai buvo atlikta prieš mėnesį dėl pakaušio kokių 3,5 cm iškilios hemangiomos atlikau lazerinę procedūrą. Na ir dabar šią savaitę tėvai atėjo su kūdikiu, 3 mėnesių kūdikiu ir
aš taip ir nesupratau, nes aš žiūriu, kad jos beveik nebeliko. Tai pirmas tikslas lazerinės procedūros yra sustabdyti augimą, čia antras tikslas sukelti nykimą, bet taip, kad po mėnesio jos beveik nebeliko, tai būna tikrai labai retai. Tai va tokia, ir jie sako, ar čia gerai? Sakau, žinot, čia ne tai, kad gerai, čia nuostabu. Nes tokios hemangiomos dar turinės formos, nykimas yra apie 10-12 metų. Tai kartais taip atsitinka, va taip. Ir man pačiam netikėtai. Džiaugiamės, kad tokie prekiniai ženklai kaip Nespresso tiki mūsų idėjomis ir nuo šiol Nespresso kava galėsime vaišinti visus laidos Užeikite, kas laukiate svečius ir pašnekovus. Su šiuo nuostabiu pavyzdžiu keliaujame į antrą laidos dalį, būtent apie lazerinę mediciną, ir jūs, Gintai, esat vienas iš pradininkų lazerinės medicinos Lietuvoje, kas dabar jau taikoma gana dažnai ir tų indikacijų ir atvejų yra daugybė, bet nuo ko viskas prasidėjo ir kada tai prasidėjo būtent Lietuvoje? Na, aš nesu pradininkas tikrai, tai netiesa, galbūt vienas iš taip anksčiau pradėjusių, ar pradėjusių galbūt su kitom metodikom, tiesiog kitaip, nes iki kokių 2000 metų mūsų šalis buvo tokioj gana skurdžioj situacijoj ir nebuvo tos aparatūros, kuri buvo vakarų šalyse. Bet tai nereiškia, kad nebuvo pradininkų ir nebuvo tos visai aparatūros, todėl kad buvo Lietuvos gamintojų lazeriai. Taip, jie buvo tokie, kokie buvo. Ir taip, tos metodikos buvo tokios, kokios jos buvo. Ir žmonės su kokią įrangą turėjo, su tuo ir dirbo gana sėkmingai. Tai negaliu sakyti, kad tai buvo kažkas tai, blogai, bet po to, kai atkeliavo kitokia įranga, tobulesnė įranga, ir atsirado galimybė mokytis iš kolegų vakaruose, tai tada prasidėjo galbūt ta tokia kitokios kokybės lazerinė medicina. Kokie pagrindiniai skirtumai, jeigu reiktų palyginti tą visą progresą nuo tos pradžios, kai pradėjot būtent Lietuvoje, ir kaip viskas vyksta dabar? Aš noriu tą pabandyti įsivaizduoti, kiek viskas pažengė į priekį. Į priekį pažengė sparčiai, kaip suprantat, pas mus atsirado ta aparatūra, kuri yra visam pasaulyje. Kitas dalykas, tobulėja gydytojai. Ir aš galiu pateikti tik pavyzdį iš vaikų chirurgijos. Tai jeigu 2000-2001, 2002 metais turbūt 99% lazerinių procedūrų buvo atliekama bendriniai neutroj, kas kūdikiam tikrai nėra ypatingai gerai, tai per pastaruosius 15 metų turbūt 99% atliekama vietiniai neutroj, tiesiog su nuskausminančio tepalo aplikacija. Tai reiškia, kiek pasikeitė ta aparatūra. Aš galbūt galėčiau lyginti automobilį 2000 metų ir 2025 metų, arba turbūt dar greičiau progresuojančią kompiuterinę techniką. Tai lygiai taip pat, nors pastaruoju metu turiu pasakyti, kad daugiau keičiasi programinė įranga ir marketingas negu pati aparatūra. Nemažai keliaujat po pasaulį ir įsivaizduojat, kaip vyksta ir kitur, tose pačiuose paminėtuose ir vakaruose. Kaip Lietuva atrodo pasaulio kontekste? Labai gerai. Tikrai labai gerai. Aš galbūt galėčiau palyginti tai su internetu. Lietuvoje nebuvo jo, tada, kai aš pradėjau, sakykime, dirbti savarankiškai kaip gydytojas. Arba tai buvo tik universiteto, ten per Sorošo fondą ar dar kažkas. Tai ką mes turim šiandien? Vieną greičiausių interneto pasaulyje. Taip, vieną geriausių. Dėl to, kad pas mus nieko nebuvo. Ten, kur buvo jis tik dabar pradedamas keisti į tokį, kokį turime mes. Ir tai yra labai išsivyščiusiose ir turtingose šalise, nes kam keisti, jeigu funkcionuoja. Tai analogija, tai lygiai taip pat dirbama prastesniais aparatais, negu dirbama Lietuvoje. Kartais būna ir taip. Bet to
mažesniai šalyje yra viską lengviau padaryti. Ir specialistai yra iš tikrųjų geri, įranga yra gera. Ir kitas dalykas, kai kuriuose šalyse prieinamumas medicinos yra ženkliai prastesnis, dėl to, kad šeimos gydytojo lygmenį ar kažkokio kito ten specialisto, kuris yra toje, sakykime, kaip mes vadinam, pirminėje grandyje, žmonės neprasimuša pas kitus specialistus, kurie ir skirti tai lygai gydyti. Ir nes net šeimos gydytojas nežino tų specialistų, neturi tos informacijos, net tokioj šaly, kaip Vokietija, kur turbūt daugiausiai aš mokiausi iš Vokietijos kolegų, tai žmonės nežino, kur kreiptis. Per daug didelė šalis. Taip? Yra iš tikrųjų centrai, kurie egzistuoja labai aukštam lygmenyje, tačiau kažkur tai Bavarijos kaime gyvenantys žmonės, jie susiduria ir su logistinė problema, su nuvykimu kažkur tai į stambesnį centrą ir su informacinė problema. Lietuvoje, kadangi yra nedidelė šalis ir visi viską žino, ir yra internetas ir Google'as, ir labai greitai sužinoma, kur ir kada reikėtų kreiptis. Taip kad turbūt šitoje vietoje mes esam tikrai geroj situacijai. Labai gera girdėti šitą. O dabar norėčiau prie žemiškesnių šiek tiek temų. Yra tekę girdėti tokį mitą, kad lazeris viską sudegina. Čia tikriausiai fizika labiau. Tai jeigu taip pabandyti trumpai paaiškinti, kaip visgi tas lazeris veikia. Tikrai degina kaip per filmus? Sudegina lituoklis. Lazeris ne. Ne, pats principas yra selektyvinė fototermolizė. Mūsų kūne yra keletas tokių pagrindinių taikinių, chromoforų, tai yra pigmentas, vanduo, hemoglobinas, į kuriuos selektyviai veikia tam tikro bangos ilgio lazerio spinduliais. Todėl kitos struktūros yra arba visai nepažeidžiamos, ar pažeidžiamos labai nedaug. Tai nieko lazeris nedegina, mes kaip tik labai dažnai nuiminėjam terminį efektą, kad palikti tik tai selektyvinę fototermolizę be terminio efekto. Tai nieko jis nesudegina, čia mitas. Bet jeigu po lazerinės procedūros atrodo, kad kažkas sudeginta juoda, tai čia kažkas blogai padaryta gal buvo? Na matot, mes kalbam truputį tada apie skirtingus dalykus. Taip tai būna, bet mes turim estetinės procedūras lazerinės, kas plinta vis plačiau ir plačiau. Ir turim lazerinę mediciną dėl lygų. Ir kai kuriais atvejais, kaip sako, darom randus dėl to, kad tai yra geriau negu ta liga, kuri yra. Tai taip, kartais mes kažką pašalinam, bet gyjimas po lazerinių kažkokių darinių pašalinimo yra žymiai geresnis ir greitesnis ir gražesnis. Tai taip, kitą kartą sudegina, bet tai jau yra sąmoningas gydytojo veiksmas su paciento sutikimu. Jeigu mes turim, sakykime, tokią ligą kaip odos neurofibromatozė, pacientai laukia tų randų. Jiems svarbu, kad nebūtų tų darinių kūne, nes jie atrodo labai klaikiai. Labai geras atsakymas, link to ir lenkiau, kad visgi gal šiek tiek tos tiesos yra, kad kartais tenka su lazeriu sudeginti tą vietą. O kam savo praktikoje dažniausiai taikot lazerinės procedūras? Taip galbūt grupėmis paskirstyti galėtumėt arba tiesiog, kas pirmiausia šauna į galvą? Aš asmeniškai ar bendrai? Galite ir bendrai, ir asmeniškai, kaip jums patinka? Na, jeigu bendrai, tai labiausiai paplitusios dabar šiuo metu estetinės procedūros. Mes negalim čia šitoje vietoje ginčytis dėl to, nes vis dėlto, ačiū Dievui, sveikų žmonių yra daugiau negu sergančių. Tai dažniausiai naudojama taip. Aš asmeniškai naudoju dažniau lygoms, dažniau įgimtoms lygoms, kraujagysliniams dariniams, amžiniams kraujagysliniams pakitimams. Mano darbo dalis su estetiniam procedūrom, jinai yra pakankamai siaura. Tai mano daugiau yra darbas su kraujagysliniais dariniais, tiek vaikų amžiuje, tiek kai kurių lydinčių visą gyvenimą, jeigu mes kalbam apie kraujagyslinės malformacijas ir panašiai. Taip pat ir amžiniai pakitimai, kojų, venos,
išsiplėtusios kraujagyslės veide ir panašiai. Na, ten odos darinių šalinimas. Kitagi sritis, kurią man teko taikyti šiek tiek anksčiau, kada dar dirbau Santaros klinikose vaikų ligoniniai, tai buvo taikoma ir navikų šalinimui, kraujavimo stabdymui, cistų pašalinimui. Tai buvo toks daugiau labiau chirurginiai tokie veiksmai. Taip kad, sveiki žmonės, tai kas, turbūt, kaip sako, manęs kažkada klausė, koks lazerio aparatas atsipirka greičiausiai. Tai lazerio aparatas, kuris skirtas plaukų šalinimui. Kad kaip minėjau, sveikų žmonių yra daugiau ir jie nori gerai atrodyti. Bet jūs kaip chirurgas natūralu, kad tų tokių procedūrų dėl ligų padarot daug daugiau, labai priklauso ir nuo specialybės. Dar vieną mitą, o galbūt ir ne, teko skaityti, kad lazerinės procedūros yra labai skausmingos. Na, tai skausmingos, jeigu tai reikia nuskausminti, kai kurios iš jų nėra labai skausmingos. Labai vystosi aparatūra skirta estetiniam procedūrom ir jinai vis labiau ir labiau tampa mažiau invazyvi ir mažiau skausminga ir greičiau leidžianti pacientų ar klientui, kaip mes pavadinsim, gyventi socialinį gyvenimą. Neiškristi iš visuomenės, iš savo darbo ir panašiai. Netgi sakoma, kad galima kažką padaryti per pietų pertrauką. Na, tai daugiau reklama, bet vis viena, tai tame yra dalis tiesos. Tai, nežinau. Gintai ne kartą yra tekę konsultuotis su jumis, nes pats užsiemu su lazerinė medicina ir tikrai žinau, kad tų klaidų pasitaiko ir aš esu laimingas, kad galiu pasitart su patyrusiu gydytoju. Bet visgi man įdomios yra tos klaidos ir galų gale tų atvejų matot įvairiausių. Gal keletą galėtumėt papasakot, kokios tos dažniausios klaidos ir ką matot, galbūt komplikacijų kažkokių po gydymo su lazeriu, ką po to reikia pertvarkyti, pergydyti ir peržiūrėti? Na, žinot, klaidos jos pasitaiko visur ir visada. Tas nedaro klaidų, kas nedirba. Turbūt, kad reikėtų pradėti kad išvengti tų klaidų, reikėtų turbūt pradėti nuo lazerinės saugos ir lazerinės fizikos. Tada viskas žymiai aiškiau. Labai dažnai klaidos pasitaiko dėl to, kad neįvertinama kažkas tai teisingai arba skubama. Kiekvienas žmogus yra individualus ir tuos pačius lazerio parametrus reikia taikyti skirtingai. Tas, kas tinka lietuviai, moteriai, šalinant išsiplėtusius kapiliarus, tas visai netinka moteriai iš Irano. Reikia vertinti ir amžių, ir odą, ir žmogaus būklę tuo metu. O komplikacijos tai ir yra iš tų klaidų. Teko tikrai matyti ir audinių nekrozes iki kaulų, ir žaizdas, ir grubius randus, dėl to, kad tai tiesiog neįvertinama būklė arba tiesiog ir išsilavinimo stoka. So when I went to sleep, my jewels were here. And when I woke up, gone. And now it's morning and I have an espresso coffee. Unforgettable. My jewels. I must confiscate the evidence. Don't forget to recycle. Nespresso. What else? Atsimenu, kai buvome Portugalijoje, tai atskira sesija būtent ir buvo tom komplikacijom. Komplikacijom, kurios įvyksta vis dėlto. Ir visas pasaulis tą daro, tai čia nesam ir mes kažkokie išskirtiniai. Tik, aišku, tos komplikacijos ženkliai retesnės yra estetiniai medicinai, estetiniai lazeriniai medicinai, todėl kad, ir šiek tiek skiriasi įranga ir žmonės, kurie dirba su tą įranga, jie kitaip šiek tiek dirba, nes kartais mums chirurgam tenka dirbti ant komplikacijų ribos.
Tai gal ten pasitaiko mažiau, sakykime, tų komplikacijų. Ten, kur yra kažkokia medicininė patologija, tikrai tai be abejo tų komplikacijų yra dažniau. Teko iš jūsų girdėti, kad pasaulyje yra lazerinės medicinos rezidentūros ir specialybės, Lietuvoje to nėra, bet vis tiek Lietuvoje tie lazeriai yra plačiai taikomi ir į gydytojo netgi normas įeina lazerinės procedūros. Tai kas yra svarbu medikui, kuris norėtų užsiimti lazerinę mediciną? Ką rekomenduotumėt? Aš jau minėjau, pradėti nuo saugos ir lazerinės fizikos. Man pačiam teko tai pradėti, tiesiog tuo metu nelabai ir aš pats galėjau spręsti. Tiesiog buvo 2000 metai, buvo sponsorshipas iš Vokiečių Baltijos draugijos, nuvykti į Vokietiją ir ten mokytis ir tiesiog pagal vokišką tvarką, pagal jų, iki tol, kol aš priėjau į kliniką, tai aš turėjau praeiti visą saugą fizikos institutę, visą lazerinę fiziką ir taip toliau. Tas man ne tai, kad padėjo tada, man tas padeda ir dabar labai, nes galiu dirbti su bet kokia lazerinė įranga. Tai turbūt reikėtų pradėti nuo to. Taip egzistuoja, sakykime, toj pačioj Vokietijoje ir egzistuoja lazerinė medicina, kur paruošiami specialistai, kurie su šitą įrangą gali dirbti bet kurioj medicinos srity. Tai yra, tai neribojama kaip, sakykime, ar tu esi chirurgas, ar dermatologas, ar akušeris ginekologas. Taip, tai yra gana ilgi mokslai. Kitose šalyse tai to nėra to ir Lietuvoje. Daugiau tai yra traktuojamas kaip instrumentas. Taip, tik reikia pamiršti, kad, nepamiršti tiksliau, kad tai nėra kaip mūsų instrumentai, chirurginiai instrumentai, kur mes laikom rankose spaustuką, skalpelį. Deja, ne. Šitie instrumentai reikalauja daugiau išsilavinimo, daugiau patirties, daugiau dėmesio jiems. Ar šitie visi paminėti jūsų dalykai, kaip patirtis ir visa kita yra pagrindiniai dalykai, į ką reiktų atsižvelgti, renkantis specialistą, jeigu būtent keliaujam lazeriniai procedūrai, ar yra dar kažkokių kitų, į ką jūs rekomenduotumėt kaip patyręs chirurgas? Žinot, aš tai pasakyčiau, pirmiausia, reikia suprasti, ko žmogus nori, iš tikrųjų, koks jo yra tikslas. Ir tada rinkti specialistą. Jeigu kažkas nori, kad aš, sakykime, suleisčiau botulino toksiną į kaktą, tai tikrai pas mane neikite. Tai aš lygiai taip pat sakau, jūs neikite pas specialistą, kuris atlieka estetinės procedūras, sakykime, ten kažkokias odos atjauninimo, ar ten lazerinės procedūras, ar ten suskatinimo, ar pašviesinimo, jeigu jūs turit ligą, jis jums nepadės. Tai turbūt pirmiausia reikėtų atkreipdėmėsi tai, koks mūsų tikslas, o antra tai turbūt patirtis. Dirbant intensyvų darbą budėjimais retai kada tenka ramiai prisėsti ir pavalgyti. Tikriausiai visi darbe turim tą stalčiuką, kuris prikimštas įvairiausių batonėlių, greitai paruošiamo maisto ar kitų nesąmonių. Aš ne išimtis. Tačiau pastarąjį mėnesį išbandžiau visavertį maisto kokteilį narą, kuris ne tik numalšina alkį, tačiau ir suteikia visas reikalingas medžiagas tam, kad po pusvalandžio vėl nesijausčiau alkanas. Kokteiliui pagaminti pakanka vos 2 minučių ir galiu toliau eiti konsultuoti pacientus arba bėgti į operacinę. Visavertis maisto kokteilis Nara yra pagamintas iš natūralių ingredientų, praturtintas vitaminais, mineralais ir puikiai tinka tiems, kurie tiesiog nespėja pavalgyti. Visiems laidos Užeikite, kas laukite pašnekovas, dovanojame maisto kokteilio Nara pakuotes, o jums rekomenduoju pasinaudoti nuolaidos kodu Užeikite, su kuriuo galite gauti 20% nuolaidą. Tai puikia alternatyva visiems nespėjantiems pavalgyti, praleidžiantiems valgį arba renkantis greitą ir ne patys sveikiausią maistą. Išbandykite ir būkite sveiki. Bet pritarsit, kad Lietuvoje turim tikrai nemažai patyrusių gydytojų, kurie yra įvaldę lazerinę mediciną savo srityse. Be abejo, taip. Kaip sakiau, geroje mes esam situacijai. Labai pozityvę natą bandau baigti laidą ir pabandykim dar paskutiniam klausimui pafantazuoti. Kalbėjom, kas buvo prieš 25 metus.
Kas laukia už 10-20 metų, kalbant apie lazerius? Galbūt kažką matot ar kažkokią tendenciją išvelgiat, ko mes galim laukti? Aš manau, kad viskas bus truputėlį paprasčiau pačiam specialistui. Kadangi vis labiau ir labiau į programinį įrangą, kaip aš minėjau, tai labiausiai keičiasi. Ne pats lazerio aparatas, bet jo programinė įranga. Į programinį įrangą sudedama vis daugiau ir daugiau tų tokių funkcijų, kurios leidžia gydytojui lengviau pasirinkti vieną ar kitą parametrą lazerio. Tai pačiam gydytojui dirbančiam su tuo aparatu turbūt darysis vis lengviau ir lengviau. Tai turi ir neigiamą pusę. Nes ir šiuo metu yra įranga, kuri labai apriboja, kad neįvyktų komplikacijos, neįvyktų kažkokios bėdos, nes gamintojas taip pat už tai atsako, jeigu kažkas netaip įvyksta. Ir mums kaip chirurgam tai nelabai patinka. Bet aš manau, kad ateityje, aišku, bus pasitelktas ir dirbtinis intelektas, ir kažkokie analizatoriai įjungti. Na ir reikės tik tai ateiti arba net per atstumą, sėdint oficiniai kėdėjai, ne, kaip yra robotinė chirurgija, tai lygiai taip pat kažkieno ranka ten padarys ženkliai tiksliau, negu gali padaryti žmogaus ranka. Tik tai, na, vis tiek kažkas turės mąstyti ir sėdėti toje oficiniai kėdėjai. Na, tikėkime, kad įvyks taip ir medicina žengs toliau į priekį. Labai esu laimingas, kad Gintai pagaliau pavyko, kad atkeliavo čia. Ačiū labai ir mūsų draugai Nara Health jums dovanoja maisto kokteilį, kad tarp tų kelionių rastumėt laiko ir savo. Tai buvo laida Užeikite, kas laukiate, kartu su manim vaikų chirurgu Benediktu Jonuška ir šiandien svečiavosi chirurgas Gintas Pošiūnas. Visas laidas galite rasti YouTube kanale Užeikite, būtinai jas peržiūrėkit, o mes sutiksim jau netrukus. Būkite sveiki ir iki.